Sveiki, BFA podcast'o žiūrovai. Šiandien mūsų studijoje turime ypatingą rubriką BFA podcast'as su žvaigžde. Taip, labas, Adrianai. Čiau, como stai? Bene, tu? Gerai. Bien. Kaip tavo italų kalba? Gerai. Normaliai išmokęs. Aha. Pasakyk man itališkai apie save, 3 sakiniai save pristatyk žiūrovams. Ciao, sono Adrian. Sono di Lituania. Gioco calcio. Ką dar nežinau. Kiek tu metų? O 17 anni. 17, taip, aš čia verčiu žiūrovams, taip. 17. Kur gyveni, kur tavo tėvai gyvena ir kokią akademiją baigėjai? Ne, jau šitą, per sunku. Per sunku. Ar buvo sunku tą italų kalbą išmokti? Pirmą pusmetį labai sunku, nieko nemokėjau. Aha. Bet vėliau biškai pramokau, pradėjau šnekėti ir kažkaip jau ten automatiškai. Taip. Aš dar žiūrovams daugiau pristatysiu, tai Adrianas Lickūnas mūsų studijoje ir ne veltui pasakiau, kad žvaigždė. Dėl ko žvaigždė? Tai dėl to, kad tai yra mūsų pirmas BFA auklėtinis, kuris yra pasirašęs jau profesionalų kontraktą. Tai sportininkas, kuris perrašė BFA istoriją ir jisai pats pirmas pralaužė tos ledus, kuris savo karjerą tęsė Italijoje, Perudžijos klube, taip, nemeluoju. Ir Adrianas kaip tik atvyko su mumis tiesioginė prasme tiesiai į studiją iš rinktinės rungvaržybų, taip. Taip. Kokios tos rungtynės buvo, papasakok, iš kur čia tu atvažiavai. Atvažiavau iš Druskininkų, po varžybų prieš Armėnus. Baigė šiandien varžybos 1-1. Aš galėjom laimėti, bet jau yra kaip yra. Kaip ta rinktinė, U17 mūsų? U19. U19, atsiprašau. Ne, viskas gerai. Geras kolektyvas ir smagu už vyresnius atstovų. Esi gana dažnai kviečiamas į tas rinktinės, taip iš Italijos tenka dažnokai paskraidyti. Kaip ir tau nemaišo tas, netrukdo ir ar išbalansuoja? Ne, smagu šiaip grįžti čia į Lietuvą. Labai smagu, kai gauna tą iškvietimą, o vėl namo grįžta. Taip. Tai smagu. Tikriausiai dar smagu ir savo tai šalį atstovauti, taip? Tikrai taip. Tau tai yra garbė? Didelė garbė. Ar visą laiką apie tai svajoji, apie tavo Lietuvos rinktinę? Ar labiau apie tavo klubinį futbolą galvojai? Ne, jau nuo pat ten, kai prasidėjo tos U15 rinktinės, labai norėjau šią atstovauti. Tai noras dar nedingo. Koks tas jausmas, kai tas himnas groja Lietuvos, kai su Lietuvos ta vėliava išbėgia aikštelė? Jau pripratęs, bet pirmas varžybos tai buvo baiso, kad širdis plaka. Aha. Bet kada debiutavai rinktinėje? U15, man atrodo. Draugiškai žaidėm prieš, neatsimenu. Taip. Šiandien taip pat žais ir Lietuvos vyrų futbolo rinktinė, kuri pagaliau mums tą pergalę padovanojo ir gerėjantis žaidimas. Ar matai ten save? Aišku, matau. Taip? Tik laiko klausimas. Tik laiko klausimas. Aišku, mes irgi tame ten matome ir turime svajonę, kad bent keli BFA auklėtiniai kažkada būtų rinktinė. Ar tu galvoji, taip galėtų būti kažkada starte 3-4 BFA žaidėjai? Manau, tikrai mano. Kas tokie be tavęs? Spėk, gali tiesiog drąsiai sakyti, spėt. Nežinau. Na, maždaug. Porą žmonių, porą draugų iš BFA. Su kuo norėtum išeiti startą? Geriausiai jaustumai, saugiausiai. Gali vartus kažką pastatom, kad ramiau būtų? Neįsivaizduoju. Sunkus klausimas. Daug variantų BFA, daug talentų, turime daug variantų. Tai Adrianai, tai grįžai į Vilnių, į savo gimtąjį miestą, taip pat pakvietėme tave į BFA studiją. Ką tau BFA vis dar reiškia? Aišku, pirmas klubas, man labai padėjo BFA. Aišku, ir treneriai, Artūras ir Seržas mano geriausi. Labai man padėjo ir be BFA, manau, tikrai nieko nebūtų to, ką dabar esu pasiekęs. Ar prisimeni savo pirmą dieną BFA, kad atėjai? Jo, atsimenu. Tada atėjau į Ozo mokyklą, ten buvo salėj dar treniruojamas. Atėjau ten pas 2-6 komandą, pas Artūrą Švakevičių. Atėjau toks visas susijaudinęs, labai baisu. Susikaustęs, na irgi. Net aprangos neturėjau nieko, ten turėjau su savo tą seno klubo aprangą. Toks ateinu, nieko nepažįstu, visiems ranką paspaudžiu, bet per treniruotę vėliau, atsimenu, gerai pasirodžiau ir jau kitą treniruotę ateinu ir visi patys spaudžia ranką. Aha. Geras priėmimas, taip? Ja.
Sakai, treneriai iki šiol bendrauja, taip, su tavim treneriai, kiek žinau, tau labai padeda ir karjeros visais klausimais, taip? Visai apie kažką noriu pasitart, ar šiaip parašau, paskambinu. Ir Artūrui, Seržiui ten visai patarė. O kokie tie pagrindiniai klausimai, kurie tau kyla ir ką tu treneriau klausi? Ne, šiaip ten, jeigu iškyla kokia problema ar kažkas, tai vis laik pasitart, nes pats dar nežinau, neturiu tiek patirties, tai jiem rašinėjus. Jie tau padeda? Geri patarimai, dar nenuvylė kol kas? Na, dar ne, nes pirmi metai, kai buvo. Aha. Tai jau po pusės metų norėjau namo, jau ten skambinėjau, rašinėjau, sakau, noriu namo. Buvo tas lūžis, taip, kai jau atrodė labai sunku? Buvo. Bet jie sako, ne, sėdėk, kentiek. Aha. Tai teko sėdėti. Tai čia ta pusė, taip yra ta gražioji pusė, mes paskui pakalbėsim, kaip tu sekęs, turėjai labai puikų sezoną pirmą ir kalbą išmokai ir adaptavaisi, bet ta tokia pusė sunkioji, tai papasakau apie ją. Norėjai namo, kodėl norėjai? Na, atrodo, tavo svajonė buvo taip išvykti į gerą klubą, treniruotis su geriausiais pasaulio žaidėjais, nes Italija, ne tik italai atvažiuoja, ir iš visos Europos, Afrikos žaidėjai. Tai kas ten įvyko, kodėl tai buvo sunku? Nežinau, atvažiavau pradžioje, viskas atrodo normaliai. Bet jau įpusėjus sezonui, tai kažkaip pasidarė labai sunku. Žinau, labai norėjau namo. Bet čia šeimos ilgesys, ar draugai, ar dar kažkas, ar tiesiog ten... Net nežinau, neturiu, negaliu paaiškinti. Taip. O kažkaip labai tiesiog norėjęs namo, jau nebenorėjau aš ten nieko daryti. Ir kas tave, kaip nusprendė, kad ne, vis dėlto lieku ir persilaužė? Tikriausiai kažkoks buvo lūžis. Treneriai ir šeima, su jais pašnekėjau, bet ir pats toks savo pasakiau, kad turiu kentėti, jeigu noriu kažką pasiekti. Tai ir iškentėjau. Ir kaip sekėsi iškentėti ir kaip jautėjai po to, kai užkentėjai, kai jau supratai, kada ta akimirka atėjo, kad supratai jau, jau viskas gerai, aš jau esu ten, kur turiu būti. Po to, kai grįžau į Italiją po naujų metų. Tada grįžau ir viskas. Tai po traumas dar buvo. Tai va, gal ir trauma prisidėjo. Jo, ir trauma prisidėjo. Tai grįžau, susikaupiau ir įsivažiavau. Ir viskas buvo gerai, taip? Jo. Tai dar, Adriana, lyg grįžkime šiek tiek į praeitį tavo. Kaip iš viso tas futbolas tavo gyvenime atsirado? Kodėl tas futbolas ir apie Italiją pašnekėkim, dar prisiminkime tą istoriją gražią, kaip tave pastebėjo. Tai gal nuo pat pradžių, kodėl futbolas? Mano tėvam pasakė, kad gal nori sūnus išbandyti futbolą. Jie sako, kodėlgi ne. Tai nuvažiavau į savo pirmą treniruotę. Ten turėjau kaimukę, ten toks mažas klubas, ten susirinkę nuo 8 metų ir ten iki 18. Aha. Tai aš buvau vienas jauniausias, man atrodo, buvo 6 ar 5 ir ten atėjau treniruotę su 18-mečiais. Aha. Tai pirmas treniruotės 2 buvo nelabai, nes gavau į nosį iš kamuolio, kraujas pradėjo bėgti. Aha, išsigandai tuo metu mažiukas? Jo, pas tėvą bėgu, sakau, važiuojam. Taip. Bet irgi kažkaip praėjo tas, iškentėjau, kaip sakant, ir prasidėjo viskas. Aha. Patiko. Ir sakau, noriu lankyti. Ir taip. Pradėjau. Paskui atsidūrė į BFA, taip? Po to atsidūriau BFA 2017. Ir nuo to laiko ir žaidžiau. Taip, ir pritapai prie komandos, tapot Lietuvos čempionais, taip, irgi tavo indėlis buvo nemažas. Ir išvažiavo, tuomet šitas tavo esminis gal karjeros lūžis, taip, išvažiavo į turnyrą Italijoje, taip, papasakoj apie tą turnyrą, nes iš tikrųjų žiūrovams priminsiu labai graži istorija, išvažiavo BFA pirmą kartą komanda į tokį turnyrą su gerom komandom, kur mūsų nieks nežinojo, net Lietuvos nežinojo, Vilnius nežinojo to labiau. Ir vis tiek Italijos turnyras, kaip ir italai turėjo laimėti ir laimėjo BFA ir buvo didžiausias visiems šokas. Taip, papasakok, Adrianai, kas ten per turnyras ir kaip ten jums sekės. To reikia prisiminti dar. Senokai buvo, taip. Išvažiavom. Prieš 2 metus tikriausiai. Jo, išvažiavom jau 2 metų. Aha, jau, taip. Išvažiavom su BFA 26 komanda į turnyriuką ir atsimenu, vis grupiai laimėjom 2 varžybas, tada vienas pralaimėjom, bet išėjom iš grupių, tada sustikom
Neatsimenu ten su kuo, bet praėjom tada visus kitus etapus, nuėjom iki finalo. Taip. Ir finale susitikom su Perudžios klubu. Su kuriuo tu dabar turi kontraktą, taip? Jau ten per tą mačą, prieš mačą sakau, treneriu, negaliu jau taip pavargusios kojas, viskas, nebegaliu. Sako, eik, nemeluok čia. Nesąmonė, šneki į aikštę, eik žaisti. Tai išėjau per pirmą kėlinį 2 įmušiau. Aha. Ir sakau, viskas, nebegaliu. Tai sako, eik, dažaisk ir viskas, ir važiuojam iš. Tai kažkaip baigiam ten 3-1, aš įmušiau 2 įvarčius. Ir po to turnyro viskas prasidėjo, pradėjo rašinėti BFA, kad tai yra susidomėjimas. Taip. Ir jau tada vasaros gale išvažiavau į peržiūrą. Viskas labai greitai, taip? O kas ten tave pastebėjo? Ar tu žinai, kas ten tave pastebėjo? Ir ką sakė apie tave? Ten yra, atsimenu, o čia prieš kelias savaitės sakė man treneris. U19 žiūrėjau varžybas. Ir sako, čia žvėris aikštė yra. Paskambino direktoriui U19, sako, čia žvėris aikštė, mes turime jį paimti. Žvėrį tave pavadino? Jo, taip ir. Aha. Kaip tu dabar jautiesi, kitą žvėrį pavadino aikštėje? Gerai, kad taip šnekas. Aha. Iš tikrųjų toks esi agresyvus aikštėje? Koks tavo žaidimas stilis? Net nežinau, kas mano žaidimas. Aha. Bėgti tiesiog. Taip. Kaip tu galvoji, tai kuo italams, aišku, įvarčiai, kuo dar, ar tai tavo reidai, ne, tu krašte žaidži, taip, krašto saugas. Krašto saugas, bet dabar jau ir visur galiu. Visur, ne? Italijoje. Visur žaidžiu. Taip. Nes prie pirmos komandos ir krašte gynėjų, prie U19 ir į vidurį statė, visur. Visur. Tai, Adrianai, dabar tu Italijoje esi jau 1,5 metų ar daugiau jau? 1,5 galima sakyti, ne? Beveik. Kalbą išmokai, taip? Beveik kalbą išmokai, na, susišneki su komandos draugai itališkai bendrauji, taip? Pagrindai italai draugai. Aha, 1,5 metų, dabar kaip sakei, ir ten žaidži, tai ko išmokai, ką tu tie metai davė? Aišku, dar pagrindinis gal įvykis, tas profesionalus kontraktas, taip, čia yra svarbiausias dalykas. Tikėjai, kad tau pasiūlys tą jau tikrą kontraktą? Kažkaip ne, nes taip. Komandai nedaug kas turi. Aha, kiek turi tokių iš jaunimo? Beveik niekas. Tu vienintelis iš Lietuvos turi tą kontraktą. Kaip čia taip atsitikė? Aš nežinau. Taip, o iš kitų šalių kokie yra tie žaidėjai? Iš visokių šalių, taip, ar iš Italijos pagrindė? Yra iš kelių šalių. Bet... Aha. Ir tu vienintelis turi iš jaunimo, taip, komandos tą profesionalų kontraktą. Kaip tavo komandos draugai reagavo, treneriai? Dauguma dar nežino. Nežino. Jie dabar, tai jie gerai, kad jie nemoka lietuvių kalbos ir dar nežinos gal kurį laiką. Paskui jau, o kada klubas viešai paskelbs, ar nežinai? Ten griežtai Italijoje viskas taip tikriausiai vyksta, ne viskas skelbia. Tai va, mes čia nutekinom labai svarbią informaciją. Prašome visų neišversti italų kalbą, nes paskui bus Adrianui problemų. Pavydas komandai. Tai kaip tu galvoji, ar tu, kaip sakei, nesitikėjai, tai kodėlgi visgi? Mato tavo potencialą kažkokią? Ne, praeitais metais U19 labai, kai treniruos, buvo didelė konkurencija. Aha. Ir iš tų konkurentų niekas beveik neturėjo to kontrakto. Aha. Tai galvot, kaip čia aš gausiu, taip. Ar čia įmanoma, bet sezono gale kažkaip, taip. Nežinau, kas nutiko, bet pasiūlė tą profesionalų kontraktą. Taip, čia kai grįžai po naujų metų, taip, tai kaip tas pusmetis, tikriausiai tai buvo labai geras, ne, kaip supratau tada, jeigu jau pasiūlė, kaip aš papasakau, kaip tą, kur dalyvavot, kur žaidėjai, kaip suprantu ir su vyrais gavai šansą pasirodyti ir pasitreniruoti. Tada tą kitą pusę sezono visai gerai man sekės. Įmušiau tada daugumą savo įvarčių sezono. Įmušiau ir prieš Romą. Oho. Ir labai gera pas mane buvo sezono pabaiga. Nes beveik per kiekvienas varžybas ten jau pasižymėjau. Ir jau gavau trenerių ten pasitikėjimą. U19 gavau pasitikėjimą ir debitavau. Tu už 17, žaidėjau 17, tai tau buvo dar tuo metu 16 metų, kai išvažiavai, dar priminam, atsukom laiką atgal, taip. Tada debitavau dar U19. Aha. Vieną kartą gavau šansą su Serie B pasitreniruoti. Ir sezonas baigėsi. Perudžio iškrito į Serie C. Aha. Ir aš perėjau į U19 dabar. Tu dar žaidži su vyresniais. Kiek tu dabar metų? 17 ir jau U19. Tai tokiais tu labai tokiais šuoliais. Ir per pusmetį gana,
Čia dažnai taip Italijoje pasitaiko, kad tai peršoka. Net nežinau. Nežinai, o kaip tau pačiam tas lygis, na vis tiek žaidži su vyresniais, kurie labiau patyrė, tos patirties daugiau žaidybinės, kaip tau pavyko tą konkurenciją veikti? Nežinau, tiesiog žaidžiu ir negalvoju apie tus konkurentus, darau, ką moku ir tiek. Kaip sakei, ir visur dabar gali žaisti, tai ko išmokai per tuos metus ir ko tau Italija labiausiai tavo kaip kelyje pasitarnavo, ko tavęs išmokė daugiausiai? Net nežinau, kažkaip gal nebebijau tiek klysti, ant savęs daugiau žaidimų. Iniciatyvos, taip? O koks tas lygis jaunimo futbolo U17, U19, koks jis Italijoje yra? U17 tai buvo aukštas. Taip. Atsimenu, tikrai sunku buvo žaisti tos varžybos. Ką pagalvojai pirmą kartą po pirmų rungtynių, kai jau supratai, į ką pakliuvai, kokią velnevą? Kad čia jau kitoks lygis. Kad bus ką veikti. Tai tiek. O U19? U19 praeitais ar šiais metais? Praeitais ir šiais? Žinau, šiais jau toks biški lengviau, nes praeitais tai ten dar vyresni žaidė. Taip. Šiais metais jau daugiau ir tų 6 ir 5 metų. Tai jau biški lengviau, bet vis tiek aukštas lygis. O konkurencija komandoje didelė? Turi ką veikti treniruotėse? Jaunimo nelabai. Pirmoji komanda labai. Va, su pirmom. Tai koks tas jausmas buvo, kaip sakėjai, pusmetį pažaidėjai, sužibėjai ir staiga tave pakviečia į seriją B komandą treniruotės, taip nepavyko dar sužaisti, taip, bet tave staiga pakviečia su vyrais. 17 metų, taip, tau buvo dar 17 ar 16? Jau suėjo 17. Jau tik suėjo 17, tave pakviečia su vyrais treniruotės. Koks tas jausmas buvo? Papasakok ir kaip apskritai apie tą dieną papasakok, kaip ta treniruotė praėjo. Čia vis tiek neeilinis įvykis, taip? Atėjo ryte, atsimenu pas mane treneris ir sako, kad šiandien turiu eiti su vyrais pasitreniruoti. Kaip reagavai? Biški nustebau ir biški toks jauduliukas buvo. Bet aš turėjau ten pažįstamą tokį iš pirmos. Tai aš su juo nuvažiavau, viską aprodė man, viską pasakė, kur ką gauti. Tai apsirengiau, palaukė treniruotės. Tada ten prieš treniruotę džymas vyksta. Į džymą nuėjo, tada 30 minučių apšilimas džymė. Po džymo į aikštelę einam, ten visai normaliai, sakyčiau, sužaidžiau dar, bet tai skaudėjo galvą tas treniruotis. Įtampa, kas čia buvo jaudulys? Sunkiausia treniruotė tada buvo mano. Taip? Tiek bėgioti reikėjo ir šiaip viskas žymiai greičiau, krūvio daugiau. Ar kažkokį gavai tą vertinimą, tą feedbacką vadinamai po treniruotės, ar ką apie tave sakė? Gal žinai, gal treneris perdavė tavo? Nieko nesakė, kad dar turiu daugiau dirbti. Kad jeigu noriu čia, tai dar reikia dirbti. Dar dadėti, dar daugiau. Tave įkvėpė tai, kai tau pasakė tai? Pradėjai daugiau dirbti? Apskritai, ar yra tas lygis, va, kaip jaunimo futbolas, jaunimo taip ir staiga vyrų komanda, tai tikrai didžiulis yra skirtumas ir kaip sakai, greitis, kas dar, kame dar yra tas skirtumas? Jau nuo pat Rūbinės viskas skiriasi. Tai Rūbiniai ten pas mus viskas sudėta jau, kiekvienam žaidėjui atskira vieta. Ten ateini, viskas paruošta, apsirengi, po treniruotės ateini, viskas sumeti, tau išskalbė, kitą dieną jau vėl paruošta. Tiesiog ateini į treniruotę, gali sudėti čia būtsus, ten šlepetės, jeigu nori, tapkės, viskas. Jau tas aukščiausias lygmuo, taip, vis tiek serija, kad ir B, ne A, bet vis tiek tai yra stiprus čempionatas, taip, serija B, Italijoje, daug dėmesio tikriausiai. Kaip tie komandos, jau galima sakyti, vyrai, tie pagrindinės komandos žaidėjai sureagavo, kad tu toks atėjai 17 metų, ką tik sėjęs į jų komandą? Nelabai atsimenu. Nelabai. Kosmose buvai tą dieną? Tą dieną, jau. Ką pasakai draugams, šeimai, treneriams? Nieko, pasigyriau biškai. Ir tiek. Nesužvaigždėjai po to? Ne. Tai ką čia tik viena treniruotė. Taip. Tai dabar Perudžė iškrito į seriją C. Kaip ta serija C, tas čempionatas, vis dėlto konkurencingas. Tai vis tiek Italija yra Italija. Ir ką tai reiškia tau, kaip tu galvoji? Ar galima sakyti, kad tau yra tas didesnis šansas su vyrais dabar pasirodyti, su pagrindinė Perudžės komanda? Manau, tikrai didesnis, nes jau ir pasiruošimas sezonui buvau su pirma komanda. Ten ir žaidžiau 2 varžybas startinėje sudėtyje. Visai, sakyčiau, neblogai sužaidžiau.
Ir buvau netgi ant solo Serie C jau pirmas varžybos. Ir dabar jau labiau prie U19, nes aš dar jaunas ir turiu padėti U19. Taip. Su jais žaisti, ten patirties gauti žaidybinės. Ir tada po biškį jau prie pirmos gal. Jo, bet panašu, kad tas tavo startas artėja su vyrų futbolu. Lauki tu pats jo ir kodėl lauki? Ką tau tai reikštų? Labai smagu 17 debiutuoti Serie C. Ar būtum toks lietuvis, aš dabar galvoju, vienas gal iš tokių pirmesnių? Ar yra? Nežinau, nesidomėjau. Taip. Dar aš primenu, kad į Italiją išvažiavo dar daugiau mūsų auklėtinių, bet Adrianas buvo tas pirmasis, kuris nebuvo, kad būtų tokiam pirmam nedrasu, nes tu pats pirmas išvažiavai, nebuvo ko paklausti, kaip čia elgtis, ką daryti ir kaip ten reiks gyventi. Nežinau, aš išvažiavau tada su Patriku. Taip. Tai ne taip kažkaip baisu buvo. Aha, bet likai vienas paskui, taip. Likau vienas, tai jau ten teko kažkaip susitvarkyti. Taip. Kaip sakei, pirmas pusmetis buvo sunkus, norėjai, paskui persilaužiai ir tas persilaužimas davė puikų rezultatą, tą profesionalų kontraktą, su kur sveikinam. Tai apie tą kitą pusę gyvenimas Italijoje. Tai ir gali palyginti, kas tau labiausiai patinka, kas nepatinka, kuo skiriasi ir kaip tau ten sekasi be futbolo gyventi. Labai brangu viskas. Taip. Kainos tikrai didesnės. Aha. Bet ir šiaip gyvenimas kitoks jaučiasi ten. Kuo jisai kitoks? Ir orai geresni. Taip. Žiemos ten nėra, ten labiau lietus vietoj sniego. Ir ką čia dar? Ir šiaip... Maistas kaip tau? Maistas, taip. Merginos kaip? Kaip tas Italijas? Jau po podcast'o. Bet iš išino suprantu, kad viskas ten gerai šiai srity. Ne tik futbolas, bet ir kitos. Taip, aha, viskas gerai. Tai esi patenkintas save, matytum Italijoje toliau? Ar galvoji kažką apie kitas šalis? Gal pradžiai Italija, bet vėliau gal norėčiau kažką kitą išbandyti. Kokią kitą šalį? Angliją gal norėčiau. Premier League tavo svajonė? Bet labai sunku jau ten būtų. Taip? Tai Italijoje dar turi ką veikti šiek tiek. Nu, turiu. Iš C į B, paskui ją. O apskritai Italija gal yra tavo kažkokia mėgstama komanda ar kita? Aišku, Perudžia dabar tavo mėgstama, taip? Bet kažkaip neturiu aš mėgstamų, nepalaikau. Dar toks klausimas, vis tiek girdime, tu nesi pirmas išvažiavęs į Italiją, girdime, kad daug vaikinų jaunų išvažiuoja į Italiją, būna vieniem pasiseka taip, kuris berniukas Milane taip sužaidė ir pasirodė seriją, bet būna daug išvažiuoja ir grįžta, neusitvirtina, tau pavyko ir kaip tu galvoji, tas mano klausimas būtų tie pagrindiniai faktoriai, kas padeda įsitvirtinti, ko trūksta mūsų tiems vaikinams, kurie išvažiuoja, kodėl jie grįžta ir ką reiktų daryti. Na, tarkime, jeigu dabar koks BFA mūsų futbolininkas išvažiuotų į Italiją, tokiu pačiu keliu eitų kaip tu, ką tu jam patartum? Tie kažkokie pagrindiniai patarimai iš tavo lūpų. Gal sakyčiau, nieko nebijoti. Atiduoti save visą, nes jeigu tu kažką bijosi, tu turi atvažiuoti jau toks kaip vyras su rimties. Nes aš, kai atvažiavau, aš buvau toks dar vaikelis. Aha. Net labai bijau visko, nes ten prie vyresnių atvažiavau. Tai gal pasiūlyčiau nebijoti, tiesiog atvažiuoti. O kaip nebijoti, ką daryti, kaip tu patartum? Net nekreipti dėmesio, jeigu tau kažką sako, ar šiaip bandyti gal kokį draugą susirasti, kuris tau patartų, padėtų. Taip. Kalbos mokėjimas tikriausiai irgi svarbu. Labai svarbu. Tikriausiai būtų, irgi svarbus patarimas išmokti vietos kalbą. Kaip tau sekas su Italijos treneriais sutarti? Supranti, susikalbat, randat bendrą futbolo kalbą? Suprantu, bet dar aišku, sunkiau biškį yra šnekėti, bet kažkaip susikalbam. Praktikuojasi, taip? Tai dabar tas sezonas, kokie tikslai U19 net jums keliami, ką savo pats keli ir ko tu sieksi šiame sezone naujame? Gal sieksiu. Tikrai, ko sieksiu, tai debiutuoti už pirmą. Kada prognozuoji, kaip tu galvoji? Mėnesis. Žinau. Nežinai, taip. Ir norėčiau gauti kuo daugiau už 19 minučių. Bandyti ten įvarčius primušti. Taip. Ir kol kas tiek. Mes tave pristatėm kaip rubriką žvaigždė, nebėjai sužvaigždėti?
Ar tu esi matęs Italijų tų sužvaigždėjimo atveju ir yra buvę komandoje, klube? Ne, dar neteko matyti. O nebijai, tokios baimės nėra? Ar jau tik kažkokį dėmesį grįžęs iš draugų tėvų? Nelabai. Bet kaip supratau, dar ką paminėjai, kad tikriausiai Italija tave privertė užaugti, subręs greičiau. Tikrai privertė. Nes, žinau, labai daug teko prisimti ant savęs atsakomybės, viską pačiam daryti. Ten jau nueiti iki parduotuvės, ten rūbus išsiskalbti, viską susidėti gražiai, gyventi pačiam. Dabar norėtum grįžti su tėvais vėl gyventi iš naujo? Norėčiau. Norėtum vis dėlto? Taip, namai yra namai. Smagu grįžti namo. Labai. Ar šeima tave palaiko? Papasako apie savo šeimą? Jo, palaiko, kiekvieną dieną suskambinam. Aha. Pašnekam, paklausia, kaip treniruotė, kaip ten tas. Jauti tą palaikymą. Svarbu tas palaikymas, kai esi užsienyje, kai jau, galima sakyti, jau dirbi užsienyje ir žaidė ir dirbi, taip, čia vis tiek tavo pagrindinė veikla. Manau, labai svarbu. Jaučiuosi netoks vienišas, galima pasakyti. Jaučiu, kad yra palaikymas. Taip. Tai motyvuoja eiti dar toliau ir dirbti. BFA, tu išvažiavai, dar turime tų susidomėjusių mūsų kitais jaunesniais žaidėjais. Kaip tu galvoji, kiek čia mes tau galim pristatyti draugų į Italiją? Būtų geriausia, kuo daugiau. Daugiau, būtų linksmiau, taip? Pati akademija išauga, ar tu matai tą augimą ir vaikų skaičius daugėja, ką tu dabar apie BFA galvoji, šiek tiek jau metus jau nebuvai, taip daugiau nei metus. Ar matai tų kažkokių teigiamų pokyčių? Smagu labai, kad didėja akademija. Tikiuosi tikrai užaugins ne dar vieną žvaigždę, kaip sakant. Ir būtų smagu pamatyti žaidžiančių BFA auklėtinių užsienį. Tai mes tikimės ir, kad Italijoje bus su Adrianu žais ne vienas, arba prieš, arba kartu ir rinktiniai, taip, ir vyrų, ir jaunimo. Tai Adrianu mes turim tokią dovanėlę, kad čia, kad BFA nepamirštam. Ir dar keletas liko mūsų pagrindinis, nepagrindinis tai klausimai, tai vadinamieji blitz klausimai. Tai reikia tiesiog pagalvoti, labai greitai nepagalvoti, o labai greitai atsakyti. Tai gerai, klausimai bus pica ar pasta? Pica. Milanas ar Roma miestai? Milanas. Kodėl? Milanas labiau toks jau naujesnis miestas. Jaunatiškesnis, taip? Ja. O Milanas Roma klubai. Milanas Inter. Milanas. Kodėl? Patinka man, nežinau, ir žaidėjai, ir šiaip. Ką čia. Na, tiesiog Milanas. Labiau prie širdies kažkaip. Anglijos futbolas ar Italijos futbolas? Anglijos. Kodėl? Žinau, kažkaip, kai žiūriu varžybas Anglijos, tai labai norėčiau ten išbandyti, pažaisti. Kur Adrianas Lickūnas bus po 5 metų? Ką jis veiks, kur ir bus? Pafantazuok. Neįsivaizduoju. 5 metai. Bundesliga. Bundesliga. Tai jau čia po Anglijos ar prieš Angliją? Čia tarpinė stotelė bus Bundesliga. Nežinau, fantazijos čia. Bundesliga, kuri komanda? Borussia Dortmundas bus. Geltonas, taip nori būti geltonas. Gerai, tai ir to linkim, kad neprašiau Borussijos būtų. Tai ačiū tau, kad atvykai į studiją, tai sėkmės tau, tolimesnė karjera. Mes aišku seksime, palaikysime. Ir jūs žinote mūsų BFA bendruomenė, kokį klubą Italijoje reikia palaikyti. Tai kokį klubą? Perudžią. Už Perudžią. Ačiū visiems. Ačiū Dianai visą. Visą.